Ar ištrauksiu Bunastą? Aišku, kad ištrauksiu. O kodėl būtent jiem, o kitiem ne? Kiek mes tokių krovinių neforminam ir pamatom, tai čia būtų 100. Čia priešas numeris 2 po Rusijos greičiausiai. 38%. Tai yra kosmosas. Paremkim kokį sportą. Eikim į renginius dalinti. Kaip čia bus gerai. Nesąmonė. Sveiki bičiuliai, atvykę į Verslolaidę pagal Jurgį. Aš gal net vadinčiau tai verslo aktualijos ir savaitė pagal Jurgį. Ačiū Ieva, kad tu man padedi. Labas. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų nesusitvarkyčiau, nes mes čia pasiruošėm daug naujienų. Labai dėkingas tau Ieva, kad tu jas čia sudėjai. Ir aš norėčiau... Vienas malonumas. Aha. Aš noriu pradėti nuo labai man ir mano verslui matyti aktualios temos. Tai Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja 5 kartus išaugusį bandymo apeiti sankcijų skaičių. Kaip tu, kaip skaitytojas ar stebėtojas Ieva į tai reaguoji ir kodėl tu pasirinkai šitą naujieną? Pasirinkau naujieną dėl to, kad ji iš tikrųjų aktuali tau, Lietuvos logistikos ir transporto verslui. Tai pradėsiu nuo to, kad daugiausia pažeidimų yra susiję būtent su degalų ar naftos produktų gabenimu. LTG Cargo per 3 mėnesius nepatvirtino nė vienos paraiškos jos vežti į Rusiją ar Kaliningrado sritį. Bendrai bandymų apeiti vakarų sankcijas Rusijai ir Baltarusijai per pastaruosius 3 mėnesius padaugėjo net 5 kartus. Gegužės skaičius siekia 74, o kovą tik tais 14. Tai palyginant per keletą mėnesių, ženkliai šoktelėjo. Tai Jurgi, norėčiau išgirsti, kaip tu tą vertini, kaip tą spręsti ir kaip padaryti, kad augimo daugiau nebūtų ir apskritai, kad sankcijų apėjimų turėtumėm minimaliai arba iš viso jų neturėtumėm. Iš tikrųjų, tai noriu atskirti kelis dalykus. Pirmiausia, tai sankcijų apėjimo tikrai neturėtų būti ir mes turėtumėm jau seniai kalbu ir su valstybė ir siūlau sukurti kažkokį tai dirbtinio intelekto pagalbą, veikiantį įrankį, kuris padėtų verslams greitai nustatyti siuntėją, gavėją, krovinį, vežėją, ar jis yra sankcijų sąraše ar ne. Jūs net neįsivaizduojat, kaip mum muitinės tarpininkam arba kaip jiem LTG Cargo vežėjam yra sunku patikrinti visus galus. O muitinė paskui ateina ir tave gali taip pat turėti, kad jūs net neįsivaizduojat. Tai visų pirma, sakiau, duokit pinigų, turime žinių, turim asociacijų narių, kurie supranta, kaip tą padaryti, bet niekam tas neįdomu, galbūt aišku, kodėl neįdomu. Tai apie LTG Cargo. Bijodami, kad jų valstybinės įmonės, dabar jau jinai UAB, bet jinai vis tiek akcijos yra valstybės, kaip sakant, niekas nepaturėtų už sankcijų apėjimą, pamenat trąšų skandalą tikriausiai, visi, net Lietuvos prezidentas pamena trąšų skandalą. Tai jie praktiškai atsisakė visiškai krovinių vežimo, kas yra susijęs su rytais. Ir tai yra iš tikrųjų kaip verslui, tai yra blogas dalykas, nes Lietuvos, jeigu aš sakau, Bunasta mano buvo koncentruota ant rytų sienos. Tai patikėkite, LTG Cargo, tai tik tai tenai ir dirbo. Jie praktiškai nieko nemoka kito daryti. Taip, jie bando dabar intermodalą iš Europos vežti. Taip, jie bando ten kažkokius tai krovinius ten gabenti, skirstyti ir taip toliau savo terminaluose, bet jų visas verslas buvo paremtas ant rytų ir buvo tranzitinis hubas, tai yra iš Europos į rytus. Tai jie atsisakė visiškai tos sienos ir buvo 0. Tai kodėl dabar padėjo daugėti? Aš manau, kad jie po truputį atvileidinėja tas varštelius, kad tų pradėtų eiti krovinių. Tai kai verslas čia skelbia tokius dalykus, žinai, jeigu aš paskelbčiau Bunastoj, kiek mes per dieną pamatom, pavyzdžiui, fanieros, kuri yra kiniška, pakrauta Kazakstane, o atvažiuoja iš Baltarusijos, kiek mes tokių krovinių neforminam ir pamatom, tai čia būtų 100. O mums labai sunku nustatyti. Ir aš tikrai žinau, kad yra Kazakstane fanieros gamykla. Tikrai žinau, kad yra. Bet o kaip mums patikrinti, kad čia iš tos fanieros gamyklos? Ir tada pradeda mūsų vadybininkas googlinti, žiūri Google Maps'ą. Tada, žiūrėkit, dar mes suforminsim, tada muitininkas tą patį darbą darys. Hebra, kad nebūtų šitų dalykų ir kad LTG Cargo generuotų mūsų valstybei pajamas, galėtų mokėti dividendus, iš to galėtumėm statyti geresnę infrastruktūrą, mums reikia visiems pagaminti tokį instrumentą, kuriuo galėtumėm visi remtis, ar tai yra sankcionuotos prekės, ar tai yra sankcionuotos siuntėjas, ar tai yra sankcionuotos siuntėjas, ar tai vežėjas. Povelniais, mums to reikia. Gerai, čia aš galėčiau kalbėti 100, nes man skauda. 100, ko 100? 100 eurų galėčiau kalbėti. Tikrai tikiu ir labai labai tikiuosi, kad
situacija pasikeis. Na ir važiuokim prie kitos temos. Labai gera tema, labai gera. Ypač man, kai grįžus, aš nebuvau 9 mėnesius Centrinėje Azijoje ir dabar buvau komandiruotė į Kazakstane, Uzbekistane. Kodėl ten buvau? Nes uzbekai, kazachai turi gerus naujus automobilius ir jie važiuoja Europoje. O jiem yra problema atsiskaitimas. Visą laiką ieškau, kur kam yra kokia problema. Jie turi valiutą savo, uzbekai somus, kazachai tengia ir jie negali atsiskaitinėti Europoje, dar neturi tokių infrastruktūro kortelių ir kitų dalykų, tai aš jiem noriu padėti Europoje įeiti į transporto ir pervežimų sektorių. Ir 9 mėnesiai pakeitė tą šalį taip, kad dabar visi važinėja elektromobiliais. Mano buhalteris Aleksėjus Kazakstane važinėjo su senu X5. Merginom gal jums nežinot, bet ten buvo E70 modelis. Dabar atvažiuojus į mane pasitinka su kinietišku automobiliu, naujutėlis, kvepia, blizga. Sako, man kainavo $18,000 ir aš jį pasiėmiau lizingu. Taip, moku 17% metinių palūkanų už lizingą, bet man davė lizingą, man davė likutinę vertę, aš moku vos $130 per mėnesį ir važinėjau visai naujutėlaičių automobilių. Ir ten tokie Lysen, jie vadina, Ly5, Ly7, žodžiu, kaip X7 automobiliai, kaip X5, X7, elektriniai, turi kaip i3 BMW tą generatoriuką, nu fantastika. Ta prasme, kinai užvaldytų mūsų rinką ir dėl to matyti europiečiai gamintojai saugo, nes šiaip dabar, jeigu ne iš Kinijos, jeigu iš Amerikos atsivežė automobilį, iš Šveicarijos atsivežė automobilį, tai importo mokestis yra tik tai 10%. Čia suprantu, kad nori įvesti 38%. Tai yra kosmosas. Kosmosas, iš tikrųjų. Bet aš taip suprantu, kad čia yra pralobuota europiečių gamintojų, kurie yra brangus dėl neefektyvių resursų, suprantu. Bet aš sakyčiau, prižiūrėkim, kad nebūtų lustų, kad mūsų nesektų kinai, kad tai negalėtų būti tas daiktų internetas prieš mus tie automobiliai kaip transformeriai nepradėtų veikti. Prižiūrėkim, kontroliuokim, liepkim investuoti Europoje ir gaminti juos Europoje, bet nedarykim tokių klaidų kaip 38%. Nu, tai jis atsidarys Europoje gamyklą ir nusipirks vėl, kaip yra nusipirkę Volvo, nusipirks ir pradės gaminti. Nu ir kam čia tas dalykas? O dabar mūsų žmonės, dingtų tie visi Priusai. Dingtų visi Priusai iš mūsų gatvių, kurie tipo hibridiniai, bet jie labai taršus. Jie yra labai seni, labai neprižiūrėti taršus. Jie visi persėstų į šitus kiniškus, kaip ten yra, Build Your Dream markės automobilius. Jurgi, tai, o dar... Jo, tu mane stabdykai, aš jau užsivedu. Gerai. Jurgi, o dar ar girdėjai, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir Kanada? Jo, nes Norvegijos pavyzdys, kur yra visi elektromobiliai, automobiliai, daugiausia elektromobilių ir jie yra, kaip čia, labai patrauklus, dėl ko? Dėl to, kad į Norvegiją atsivežus yra labai dideli, vos ne 100% importo mokesčiai europietiškam automobiliam. O elektromobiliam importo mokesčių nėra. Tai dėl to jie labai patrauklus, dėl to infrastruktūra pasitvirtino ir dėl to Norvegija tokia netarši. Tai Kanada, tai kinai yra visiems priešai. Tai čia priešas numeris 2 po Rusijos greičiausiai, bet aš norėčiau, kad mes kitaip vestumėm savo tarptautinę politiką, kad sugebėtumėm suvaldyti tuos priešus, nes kinas yra koksai galingas šiuo metu ir aš norėčiau, kad mes kažkaip kitaip elgtumėmės ir aš manau, kad čia Amerika ir Amerikos GMC Motors ir visi kiti Tesla, kiek gavo investicijų iš Amerikos valstybės, tai ką dabar jie jos neatgaustų investicijų, tai kaip dabar jie, aišku, kad gins rinką, įves didelius mokesčius ir po to paseks ir Europą tuo pačiu, nes Europa, kaip sakant, daro viską paskui Ameriką. O mums reikėtų vis tik veikti šiek tiek labiau koncentruotai ir rūpinti savo gyventojai, savo aplinka, savo taršą ir visais kitais. Nesakau, kad kinai, nebūtinai kinai, bet, o kodėl būtent jiem, o kitiem ne. Sorry. Jurgis nepatingėjo išsiplėsti. Žiūrėjom prie kitos. Gerai, tai aš matau, kad tu atrinkai Stambulo konvenciją. Taip. Aš, žinok, kai tu siuntėjai, labai fainai, kad tu pridėjai nuorodas. Tai aš net atsidariau straipsnį ir pasižiūrėjau.
Apie ką čia mes kalbam? Nes aš esu girdėjęs Stambulo konvenciją, bet, žinai, aš Stambulą tai priimu kaip šiuolaikinę, tokį inovatyvę, kaip čia, hubą startuolių. Labai daug ten dabar yra, visko vyksta, nes kaip pati Turkija, jinai didelė, aš suprantu, gal, bet Stambulas, jis pats labai didelis miestas. Tugi grįžai neseniai iš jo, ar ne? Taip. Kiek ten gyventojų dabar gyvena? Oficialiai apie 15 milijonų, bet neoficialiais duomenimis turbūt sakyčiau, kad apie 20. Mieste 20 milijonų. Taip. Tai aš noriu pasakyti, kad ten jisai yra pakankamai daug visokių veiklų apjungiantis miestas ir visą laiką galvojau, kas čia per konvenciją, bet ačiū ir išplėčiau savo akiratį, tai suprantu, kad apie smurtą šeimoje, apie tai, kad ypač, kaip suprantu, moteris tai gina tas įstatymas ir tvarka. Ir aš taip suprantu, kad Stambulas tai tik tai dėl to, kad ten buvo pasirašyta ta sutartis ir Europos Sąjunga vedė. Tai, žinai, aš šeimoje nesmurtauju, prieš mane irgi niekas nesmurtauja ir mano šeimoje niekada tokių istorijų nebuvo, bet įsivaizduoju, kaip yra blogai turėti šeimoje smurtaujantį vieną ar kitą ir įsivaizduoju, kad matyti reguliacijos turi būti. Bet aš kaip įsigilinau, dabar suprantu, kad visi baiminasi nuo to, kad tai bus labai neteisingai interpretuojama ir pritaikoma, kaip dabar, jeigu pastebėjai, su vaikų teisėm yra. Ir ten labai matau mano socialiniam burbule, yra kažkoks ginčas, kur tėtis negali pasimatyti su vaiku, nes būtent vaikų teisėm yra parašyta, kad jis ten su jie miegojo lovoje, kad jis ten nuogąją prausė. Nu, žodžiu, tokie absurdiški dalykai, kurie kaip čia peržengia ribą, o tie darbuotojai jiems visą laiką geriau pasakyti ne, negu įsigilinti į situaciją. Ir dėl to galim nukentėti. Tai čia gali būti irgi tokios konvencijos pasirašymas arba įgyvendinimas. Neteisingai priimama įstatymo raidė, jinai gali labai atnešti didelių ir skaudžių padarinių. Ar teisingai aš manau? Manau, kad teisingai. Tai šiandien mano atrinktų naujienų tiek. Jurgi, pereikim dabar prie... Ačiū labai, mes vis tobulėjom. Tai jo, aš dabar eisiu prie esmės. Tai gal visiems buvo labai įdomu. Kiek žinau, Jurgi, gyveni Bunastoje pastaruoju laikotarpiu pardavimais. Tai tikiu, kad tavo naujienos, tavo top 3 iššūkiai ir aktualios bus susijusios būtent su jais. Jo, pasijautė, bet ir žmonėm įdomu, matėm iš praeitų klausimų, kad žmonės iš tikrųjų domisi. Tai žiūrėkit, Bunasta dabar šlifuoja vis dar su minusu arba su labai maža tokia, kaip čia, balansacija, kad mes turim šiek tiek pelno, bet labai mažai. Mums reikia skubiai padidinti savo pardavimus 60-80 tūkstančių eurų per mėnesį. Kokia mano strategija ir ką aš darau, tai noriu, kad įgalintumėm esamus klientus. Turim virš 1500 kiekvieną mėnesį invoisuojamų klientų, kurie tikrai gali nupirkti dar 100, o gal ir 1000 eurų papildomų paslaugų. Tai tiesiog reikia įgalinti key account managerius, peržiūrėti jų procesus ir ties tuo aš dirbu. Tada aišku, kad mes negalim remtis tik esamais klientais, reikia ieškoti naujų projektinių, eiti į vakarus. Tai stiprinu užsienio pardavėjus, arba kitaip sakant, žmonės, kurie gerai kalba angliškai ir gali pardavinėti, ieškau jų, noriu, kad jie kuo greičiau ateitų dirbti ir, kaip sakant, pradėtumėm dirbti su vakarų rinka, kuri šiek tiek gal lėtesnė, bet labai stabili. Nes čia visą laiką vakaruose aš taip girdžiu, kad jie ką pasirašo, tai 10 metų veikia. Tai, kad dar tą balansą sutvarkyčiau, atradau labai įdomų žmogų. Aš su Edmundu buvau jau pažįstamas irgi iš automobilių pasaulio. Jisai, tarp kitko, Porsche klubui ten daug gero daro. Susipažinau su jo veikla. Ir jisai pasakė, kad Jurgi, tau su naujais pardavimais tikrai negaliu padėti, bet galiu padėti su esamais pardavimais ir pasižiūrėti, kur yra pas tave tie kakliukai. Tai mes labai fainai pasidarėm tokią darbinę sesiją su vadovais, tada jisai pasidarė darbinę sesiją su kolektyvu, tai yra su komandom atsakingais už vieną ar kitą etapą kliento mūsų įmoniai. Kitaip sakant, peržiūrėjo visą kliento kelią nuo A iki Z ir atrado tokių kakliukų. Tai vienas, pavyzdžiui, iš jo atrastų kakliukų,
kad mes koncentruojamės į sutarties pasirašymą, kliento suradimą, bet paskui nesikoncentruojam į užsakymų kiekį ir bendradarbiavimą, kad jisai duotų tą užsakymą. Tai yra, pas mus, pavyzdžiui, mes peržiūrėjom virš 4000 pasirašytų sutarčių per 13 metų gyvenimo, kurios nei karto nedavė užsakymą. Tai va, jisai sako, imkitės va tokių veiksmų. Tai pasidarėm tokį shortlistą ir tą turėsim judėti. Ką aš dar išsigryninau čia? Kad su Jana pasidarėm strateginę sesiją. Iš tikrųjų, krizė versle, iššūkiai įmoniai lemia, kad nubyra komanda. Ir komanda nubyra dėl kelių priežasčių. Viena, tai jie nebenori dirbti įmoniai, kuris susiduria su iššūkiais ir krize ir jie mus palieka. Kitie tiesiog neturi reikiamų kompetencijų, atkaklumo arba neprisima atsakomybės ir mes su jais atsisveikinam. Tai mums dabar yra labai svarbu, kaip sakant, pasidalinti atsakomybę su Jana. Kaip žinia, aš dirbu kartu su savo žmona, apie tai galėsim vlogą atskirą daryti, tarp kitko, nes tikrai yra iššūkių dirbti kartu ir gyventi kartu, bet mes taip pasirinkom, matom daugiau gerų pusių negu blogų, tai dėl to mes pasidarėm dabar strateginę sesiją, Ugnius labai padėjo, ne Kiguolis, kitas Ugnius labai smarkiai padėjo mums toj strateginiai sesijoje surasti atsakomybės pasidalinti, išsigryninti, kur vienas gal efektyvesnis, kitas kitoj vietoje gal efektyvesnis, tai kad nesidubliuotumėm ir kad nebūtų kampų neuždengtų. Tai vat pasidarėm tokią strateginę sesiją. Ugniaus pasiūlymas buvo įtraukti vadovų komandą. Tai yra ne tai, kad reiškia konkrečiai, kad jis ten tu esi HR-as ir ten turi atrinkti darbuotojus ir man dabar prašau atvesk ten tuos, reiškia, jau užsieniečius ar anglų kalba gerai kalbančius darbuotojus. Kodėl anglų šiaip prisikabinau? Čia gali būti prancūzų, vokiečių, rumunų gali būti, nes mano klientai iš visur. Bet, reiškia, mes išsigryninam ir dabar sakom, kad, reiškia, tą, ką mes su Jana išsigryninam, dar dalinsimės ir su komanda. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, IT vadovas gerai gali padėti pardavimam. Ar ten atvirkščiai pardavimų vadovas gali gerai padėti IT. Ir aš einu prie to, kad vis dėlto išsigryninus, aš manau, kad man reikia vykdančiojo direktoriaus, aš turėčiau daugiau koncentruotis į pardavimus. Tai jeigu jūs esat geras vadovas, mokat įmonės traukti iš krizių, nebijot dirbti su darbuotojais, nesislepiat nuo jų online'uose, darbų iš namų, o juos įgalinat, tai parašykit man buketa.proaktyvus.lt, nes ieškau vadovo, vykdančio direktoriaus savo dešinės rankos. Noriu, kad mes su tavim eitumėm į susirinkimus, važiuotumėm kartu. Aš tave mokysiu toj, ką aš moku, verslumo, pamatyti rinkas, susidėrėti su bet kuo tikriausiai gyvenime, susitarti, o tu mane mokyk, jeigu tu moki, aišku. Neimsiu, jeigu nemoki. Mokyk paskirstyti užduotis, prižiūrėti, kad jos būtų atliktos, duoti atgalinį ryšį, kartais gal pagirti, kartais gal pabarti, nes su executinimu pas mane executive. Žodžiu, su įgyvendinimu pas mane yra prastai, tai vat noriu. Tai, Jurgi, aš prisiminiau, kad esi turėjęs direktorių. Papasakok, kas nepavyko, kodėl išsiskyrė jūsų keliai? Direktorė parašė pareiškimą, jinai pasakė, kad turėjau direktorę, jinai pasakė, kad aš jai neperdaviau visko, o iš tikrųjų tai taip, šiek tiek, bet čia tokia knygos, žinai, stereotipas toks, bet iš tikrųjų prasidėjo karas. Ir atrinktas vadovas vadovauti įmoniai piko metu, kada reikia efektyvintis, mažinti kaštus ir tik iš to gali uždirbti pelną, nes tu esi labai didelis. Ir vadovas krizės metu, kada reikia pačiam irkluoti, nukreipti valtį teisingą linkme, motyvuoti darbuotojus, kai neužtenka pinigų atlyginimam ir ten bonusam ir kitiem dalykam. Tai čia visai kitos kompetencijos. Čia, ta prasme, tu negali būti toks pats vadovas ir tais gerais laikais ir blogais laikais. Tai aš manau, kad atsitiko dėl to, kad vadovas buvo parinktas geriem laikam, o dabar reikia vadovo, kuris būtų sudėtingiam krizės laikam. Bet aš tikrai žinau tokių žmonių. Žinau žmonių, kurie yra krizės menedžeriai ir tikrai aš tikiu, kad jį labai greitai surasiu. Čia tiesiog tik reikia man laiko ir energijos ir va, pasiūsti į YouTube erdvę. Tai. Aš irgi labai tikiuosi, Jurgi, kad kuo greičiau rasi vadovą savo tinkamą ir kuris padės jums išeiti iš krizės
ir važiuoti pirmyn. Jo, surasiu tik tai vadovą, pažadu, surandu vykdantį vadovą, jisai praeina bandomąjį laikotarpį ir įgyvendina 1, 2, 3, 4 dalykus. Ir kvieti į tinklalaidę. Ne, gerai. Aš tai galvojau, kad pradėsiu filmuoti tą vlogą su kamera dar. Ta prasme, paliksim verslolaidę ir dar filmuosim papildomai vieną vlogą, kaip jam sekasi ten versle daryti, bet gal pakviesim ir čia. Tai šiandien atrinkau taip pat 3, pradėsiu nuo pirmojo. Tai jis nėra labai pozityvus. Žmogus rašo, kad Jurgi, jaučiasi jūsų energijos nuosmukis, ar taip ir yra? Kaip sekasi jūsų investicijom? Ar ištrauksit bonastą, nes kaip suprantu, jokių perspektyvų su rytais dirbti jau nebėra? Ką patartumėt žmogui, kuris mato, kaip savininkams sunku ir visai nenori savo verslo, tačiau supranta, kad savarankiškai dirbti yra daug pelningiau? Jurgi, pasidalinki. Oi, čia toks viskas sudėta. Tai jeigu jūs irgi turit klausimų, tai rašykite į buketaproaktyvus.lt. Padėsit mum, mažiausiai galite padaryti, padėt mum kurti šitą laidą. Kitas dalykas, tai gausit kažkokį tai patarimą. Galbūt galėsit to dėka išjudėti iš tos mirties taško arba bent jau pradėti galvoti teisingą linkmę. O galbūt tas klausimas įkvėps kitus ir irgi žmonės nuspręs. Tai energijos nuosmukis taip. Bet energijos nuosmukis tai dėl to, kad aš tiesiog dirbu po 16 valandų, turiu daug komandiruočių, išsimiegoti yra sunku, praktiškai dėl to pradingau iš visų socialinių tinklų ir taip toliau. Tai yra normalu. Tai kaip sekasi mano investicijom, kai kuriuom investicijom sekasi labai labai gerai. Iš tikrųjų, kai kurios stovi tokioj, kaip sakant, investicijos pozicijoje. Dėl to mokiausi kurti valdybas, tom valdybom vadovauti, tam tikrus veiksmus, nes manau, kad investicijas reikia mokėti valdyti, tai arba reikėtų deleguoti ką nors į valdybą, arba reikėtų pačiam investuotojui kurtis valdybas. Tai toks mano pastebėjimas, mano investicijos visos susijęs su kaštų, laiko ir efektyvumo didinimu, taupimu, tai jos visą laiką bus perspektyvios ir pelningos, nes žmonės kainuoja brangiai, jų trūksta, jie neefektyvūs, tai praktiškai neturiu nei vieno fakapo. Ar ištrauksiu bonastą? Aišku, kad ištrauksiu. Nematau, ko čia neištraukti. Tiesiog turim išmokti įgyvendinti tai, ką Jurgis sugalvojo. Nes net buvo kažkokiam puslapį parašyta, kad apie mane, kad aš čia turiu tiek daug idėjų. Jo, idėjų aš turiu daug, bet neturiu, kas jas įgyvendina. Tai noriu pastiprinti tą pusę, kad aš galėčiau įgyvendinti savo idėjas. Kaip pavyzdys, žinau, kad reikia padaryti gerą skriptą naujiem klientam, žinau, kad reikia jį prižiūrėti, kad skambintų ir taip ir darytų, ir reikia tada kiekio tų skambučių. Tai vat, aš žinau, kaip skriptą padaryti, žinau, ką reikia daryti, bet vat, kad padarytų, tai man reikia pagalbos, kad galėtų prižiūrėti. Arba patys žmonės turėtų būti savarankiški, bet labai gaila, kol kas mes su tuo biškai susidurėm, net ir patys geriausi, patys motyvuočiausi. Mes vis tiek kažko nedadarom. Mes patys nedadarom. Čia, žinai, aš ne dėl to, kad stumiu ant savo pardavėjų ar savo darbuotojų. Patys pagalvokit, kiek mes ko per dieną nepadarom dėl to, kad mums niekas nekvepuoja į nugarą. Nu, ten neprimena, neskubina, ne taip toliau. Tai vat, su pardavimais, nes pardavimai yra sunkus darbas. Labai, labai didelė pagarba. Žemai lenkiu galvą, nusimu kepurę prieš savo pardavėjus, nes darbas yra tikrai sunkus, bet ištrauksim tikrai, nes žinom kaip, žinom ką, tai dabar reikia daryti. Ką patartum žmogui, kuris mato, kaip savininkui sunku? Blema, aš nežinau žmonių, kurie mato, kad savininkui sunku. Pas tave mato tavo darbuotojai, kad tau sunku, Ieva? Manau, kad ne. Va, tai jau čia matau šito žmogaus. Aš manau, kad jie galvoja, kad savininkam ir vadovam yra lengva. Jo, dabar smagu, kaip pasirodė tie reelsai, kur įeina, kaip atrodo, kaip savininkas įeina į ten į kavinę ar dar kažkur. Tai jau matau šito žmogaus verslinkiškumą, nes aš visą gyvenimą samdomą darbą, aš samdomą darbą labai trumpai esu dirbęs gyvenime, bet aš samdomą darbą dirbau lygiai taip pat, kaip dirbau dabar. Sekmadieniais ateidavau ir pasilikdavau po darbo ir padarydavau viską iki galo, tai čia nesikeičia, tai jau matau žmogaus gerą savybę, nes jisai mato.
dabar tiek yra N+K formatų. Pavyzdžiui, Lenkijoje aplamai, jeigu žmogus uždirba daugiau negu 3000 eurų, jisai visą laiką dirba pagal individualios veiklos pažymą. Jisai yra verslininkas, laisvai samdomas ir jo niekas neriboja padirbti kitoje įmonėje 4 valandas dar. Tai jeigu tu turi kompetencijas, tu jas žinai, kaip panaudoti, tai aišku, kad verslas savo yra gerai turėti, pavyzdžiui, ten marketingo specialistai, ar ten dizaineriai, ar ten, nežinau, dar kokios funkcijos, ten vairuotojai, ar ne, gali tikrai dirbti savarankiškai. Tai ar sunku, ar ne, žinokit, būti savo verslininku, savo pozicijoje yra daugiau pliusų negu nebūti. Tai čia yra atsakomybė didelė taip, darbas nuolatos taip, bet tai yra aplinkos įvertinimas, autoritetas, įtaka, galimybė pasidalinti savo žiniom ir padaryti įtaką naujom kartom, tai yra beribė. Taip kad siūlau, jeigu tik yra noras ir galimybė pradėti daryti savo verslą. Atsakiau, ne? Atsakėjai tikrai. Einam prie sekančios užklausos. Jurgi, esame energetinio gėrimo gamintojas, tikriausiai numanai kokią. Aišku, kad numanai. Noriu tavęs paklausti trumpų 2-3 patarimų, kurių dėka galima išauginti pardavimus greitai ir beveik nieko neinvestuojant. Jurgi, ar tai apskritai įmanoma? Ar tiki Lietuvos rinką, ar eitum ieškoti naujų didesnių rinkų? Jurgi, laukiam tavo Gerai, patarimo. Tai greiti, trumpi patarimai. Pasiimk 2 savaičių atostogas nuo savo tiesioginio darbo ir užsiimk pardavimais. Per tas 2 savaitės susidaryk short listą, kas yra tavo tikras klientas, tų klientų sąrašą, tų klientų kontaktus, tada susidėk į kalendorių, kada tu su jais kontaktuosi ir juos visus aplankyk, sukontaktuok, pasirink geriausią metodą, kaip tas veikia ir čia bus greitas ir efektyvus darbas. Numeris 1. Antras dalykas. Pasisamdyk šalia pardavėją, kuris nuo to kaifuotų. Tai turėtų būti jaunas, ištroškęs, ambicingas vaikinukas. Gerai nuskambėjo, pasakiau, ištroškęs apie energetinį gėrimą. Tai turėtų būti ištroškęs rezultatų. Ambicingas, norintis įrodyti. Aš atsimenu, karjeros pradžioj dirbau Kalnapilio Tauro grupėj, tai man labai patiko dirbti su gėrimais. Tikriausiai ir dabar patiktų dirbti su energetiniais gėrimais. Ir jį mokyk. Ir sakyk, žiūrėk, aš per šitas 2 savaitės padarau tiek, o tu turi padaryti 10-30% mažiau, bet irgi turi padaryti. Ir jį mokyk, rodyk, tegu jis šešėliuoja tave. Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas, nepasiduok tom nesąmonėm marketingu. Kodėl mus visi gydo? Užsipirkim socialiniuose tinkluose reklamos, paremkim kokį sportą, eikim į renginius dalinti, kaip čia bus gerai. Nesąmonė. Reikia eiti, jeigu, tokį, tai tada tap kažkokio renginio rėmėjų, pats pastatyk palapinę ir sutark su renginio, kad remsi nuo skardinių pardavimo, žinau, tas gėrimas skardinėse. Tai remdamas nuo kiekvienos skardinės skirsi renginio biudžetui tiek ir tiek pinigų. Tai tada renginio organizatorius visą grupę tau padės padaryti pardavimus, bet ne tai, kad čia paremiu vieną renginį, antrą ir jau tada pradės pirkti tavo gėrimus. Ne, eik su palapinė ir pardavinėk. Aš kai turėjau barus, aš važiuodavau į festivalius, į renginius, atsimenu, Pivašiūnuose, tokiam visai paprastam atlaide, aš suprekavau pirmą kartą 4000 litų. Va tada aš supratau, kur yra pinigai. Tai jeigu greito, tai reikia eiti į tos renginius. Tai va toks ir dar, ar tiki Lietuvos rinką, ar eitum ieškoti naujų didesnių rinkų, eičiau į Lenkiją. Lenkija. Aš labai tikiuosi, kad aš kada nors tapsiu Lenkijos garbės konsulu, nes aš labai populiarinu Lenkijos kraštą, labai nuo jo kaifuoju. Šią savaitę buvau Lenkijoje ir dar kartą įsitikinau, kad galbūt net man persikėlus ir padarius pagrindinį ofisą Lenkijoje, mano rezultatai augtų 2, 3 ar 4 kartus. Ir manęs niekas nelaiko, o laiko proaktyvumas. Būkit proaktyvus. Eikit į Lenkijos rinką. Važiuojam toliau. Jurgi, esu tavo fanas nuo pat kanalo įkūrimo pradžios. Wow, dėkojam. Ačiū už galimybę užduoti klausimus. Nelabai tikiu, kad atsakysi. Tau pasisekė. Tačiau vis tiek užduosiu. Kaip sekasi būnastai Lenkija, į ką koncentruojasi, kokia strategija, kokie iššūkiai. Labai pasilgau video iš Lenkijos. Pamenu, kad labai nepatenkintas buvai vadovų, ar jau pakeitai. Kaip dabar sekasi su tikslais? Tai žiūrėkit, pradėkim nuo to.
Pirmiausia, jūs visi sakot, kad neatsakysiu. Aš neatsakau komentaruose. Aš jų tiesiog fiziškai neturiu laiko skaityti, o man ir neįdomu, nes ten būna ir neigiamų tokių arba nesąmoningų. Tai rašykit book@proaktyvus.lt ir aš būtinai atsakysiu šitoj laidoj arba asmeniškai. Tai gali patvirtinti, kad aš matau, kad negaliu duoti Ievai tų klausimų, arba tai yra konfidencialu, arba tai yra susiję su mano proaktyvus.lt pardavimais, tai aš visiems atsakau. Tai book@proaktyvus.lt, eikit su klausimais, padėkit mums kurti laidą, gausit atsakymus, gausit įkvėpimo, kitiem duosit įkvėpimo ir galbūt susibildinsim netgi kažkokį tai verslą kartu, arba bent jau gausit iš manęs tiesioginę konsultaciją. Tai dabar pradėkim nuo to. Fanas nuo kanalo pradžios. Labai fainai, nes kanalas turi tokius ciklus. Ir čia mes filmuojam studijoje Record in Vilnius, kur ją valdo Artūras. Ir Artūras tikrai vienas, man atrodo, pirmasis buvo youtuberis, kuris darė motyvuotus atletus. Ir vat mes su juo diskutavome apie tai. Jūs įsivaizduokit, kai aš pradėjau šitą kanalą prieš 6 metus, kaip pasikeitė jūsų gyvenimas. Ta prasme, kažkas apsiženino, kažkas išvažiavo, kažkas nuėjo dirbti, kažkas sukūrė verslą. Tai tas kanalo žiūrovas tikrai labai smarkiai keitėsi ir jo amžius. Fainai, kad turiu tokių, kurie žiūri ir tikiuosi, kad auga kartu. Tai ačiū tau labai. Dabar dėl atsakiau, kaip sekasi Bunasta Lenkijai. Bunasta Lenkijai sekasi gerai. Ten yra pelningas verslas. Ten dabar jau yra 2 verslai, nes yra muitinės tarpininkas ir yra transporto hubas. Transporto hubas tai yra pastatas, 1000 kvadratinių metrų ofisų nuoma, parkingas ir plus 3 apartamentai žmonėm atvykusiems į tuos ofisus apsigyventi ir darom papildomus pardavimus per Booking ir Airbnb platformas. Tai abu verslai pelningi, gal negeneruoja tiek pajamų, kiek aš norėčiau, kad generuotų, galbūt jie galėtų labiau prisidėti finansiškai prie bendros Bunastos gerovės, bet tam reikia mano laiko ir tikrai Lenkijos perspektyvas labai matau didelės. Dabar kokie iššūkiai ir strategija, tai iššūkis yra vienas. Jeigu žinom, kas važiuoja į Angliją, tai važiuoja, žinokit, Lenkai. Lenkų ten važiuoja virš 1400 įmonių, tai reikia jas visas aplankyti, pasimatuoti jų dydžius, jom pasiūlymus padaryti ir tą reikia priversti padaryti vadybininkus, o kadangi aš esu toli, tai darosi blogai. Tai dėl to pakeičiau vadovą, tenkina mane vadovas ir pakeičiau struktūrą. Už Lenkijos pardavimus dabar yra atsakingas Lenkijos generalinis direktorius ir Lenkijos pardavimų komanda. Ar tai gera praktika, nes Lietuvoje yra šiek tiek kitaip, nežinau. Rezultatų labai kažkokių ypatingų dar neparodė, bet tikiuosi, kad parodys. Tai Anglijos pardavimai labai tiesiogiai priklauso nuo Lenkijos pardavimų kokybės. Strategija, kokie iššūkiai, nu tai reiškia, parkingas pas mus buvo paremtas Rytų siena. Rytų siena dabar praktiškai ten uždaryta. Darbo tenai nėra. Gelbėja tai, kad per Belastoką važiuoja įmonės į Varšuvą ir toliau į vakarų Europą. Tai ką man reikėtų keisti, reikėtų daugiau surasti nuolatinių klientų parkingo nuomai. Ofisas išnuomotas 100%, apartamentų darbas 30-50%, nu, galėtų galbūt ir pagerėti, bet iš tikrųjų amortizacija tų biurų padidės, tai nežinau, ar reikia didinti. Parašykit kas nors į book@proaktyvus.lt, koks turėtų būti apartamentų, kaip čia tas užkrovimas, koks užimtumas. Tai su vadovu sekasi gerai, vadovė paėmė ne tik Lenkiją, dar paėmė Vokietiją. Vokietija Bunasta atsidarė Vokietijoje ir Vokietijoje po truputį ieškom muitinės tarpininkų, perkam programas, kol kas neintegruojam savo muitinės programų, bet pradėsim dirbti nuo Hamburgo uosto. Ir taip toliau vystysimės. Tai faini šiti klausimai, nepamirškit rašyti. Kaip matom, Jurgi, Bunasta visiems beprotiškai įdomi, kaip jums sekasi, kuo gyvenat, tai tikrai auditorijai pažadam, kad nepamiršim kuo daugiau dalintis, nes matom, kad jums iš tikrųjų labai įdomu. Nes čia, žinok, nes mes net kalbėjom, nes Bunasta tai lygų Jurgis, arba Jurgis lygų Bunasta. O nedaug dieve taip atsitiktų, kad Bunasta bankrutuotų, arba nedaug dieve taip atsitiktų, kad Jurgis, pavyzdžiui, norėtų išeiti ir vadovauti kokiam nors vienam ar kitam savo startuoliui, ar ne? Tai mes sakėm, kad kaip tik reikia nuvedinėti, bet matyt, kadangi vlogas būdavo kas savaitę iš Bunastos, tai truputį šitą, aš, hebra, esu investavęs į 7 skirtingas įmonės,
kuriom skirtingai sekasi, skirtingas veiklas daro, tai aš galėčiau pradėti pasakoti vos ne kiekvieną laidą skirti apie ją vieną ir apie jos iššūkius, bet suprantu, tai yra verslo iššūkis, kuris įdomi kelionė, tai žiūrėkit, padarom šitą laidą ir tada įsivažiuojam su ją, jinai užima mažiau laiko, galbūt grįšim su vlogiukais pafilmuoti su kamera, kaip ten sekasi, tai bunasti. Ar ne? Tikrai taip. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Primenu svarbiausius dalykus. Jeigu turite klausimų, komentarų ar norų, ateikit ir parašykit book@proaktyvus.lt. Jeigu jums patinka toks formatas, tai like, share ir subscribe. Tai padeda mum augti ir kurti šitą kanalą, tuo labiau, kad auditorija labai smarkiai atsinaujina. O jeigu jums reikia mano asmeninės patirties, laiko, konsultacijos išspręsti jūsų klausimą, tai www.proaktyvus.lt, ten galite susirasti mane, rezervuoti mano laiką kalendoriuje ir galite net susitikti nemokamai 15 minučių pabendrauti. O šiaip iš tikrųjų labai rekomenduoju, kam tikrai reikia, kas susiduria su verslo iššūkiais, ieško tam tikrų problemų ar sprendimų kelio, tai tikrai registruotis ir pasikonsultuoti su Jurgiu, nes kaina yra labai maža palyginus su tuo, kiek vertės gausi, tai tikrai labai nuoširdi rekomendacija. Nu va, pardavėm. Ačiū ir iki. Iki.